Dovanų idėjos iš Drogo, dabar trendiniai produktai. Važiuojam. Pirma, korėjiečių veido kaukės. Šita Nacific yra, aš ją esu bandžius kelis kartus, visada kai būnu Drogė nusiperku, labai gerai sudrėkina veido odą, mano oda yra labai jautri, tai mano odai labai patinka šita kaukė ir net nebejoju, kad ir jūsų draugiam patiks. Superinė. Tada Cosrx, tokie lipukai ant spuogų, prieš miegą užsiklijuoji, ryte atsibundi ir jau praktiškai spuogo nebėra. Aš pati labai dažnai naudoju ir dabar turiu čia spuogytį, tai man šitie lipukai, lipdukai labai padeda. Kita korėjiečių irgi bombinė kaukė veido. Šita kaukė yra atsidūrusi tarp visose puslapiuose kaip geriausia kainos atžvilgių ir kokybės kaukė. Jis yra su arbatmedžio aliejum. Prieš uždegiminė, skaistinanti, superinė kaukė. Tada lūpų pieštukas Deborah Milano 02 numeriukas. Pažiūrėkit, kiek man šito pieštuko liko. Šita nude spalva tiks bet kokiai odos spalvai, prisiekiu. Tai yra tikrai labai gera dovana, nes manau, kad visos kasdienai renkamės nude švelnios spalvos lūpų pieštukus ir jis išsilaiko labai gerai, nes yra gelinis. Tadam! Drogas jau turi Color Wow prekinį ženklą, kurį labai išpopuliarino Kim Kardashian plaukų meistras. Šitas Dream Coat pavadinimas, jį turi purkšti ant šlapių plaukų ir jo nepagailėti. Ir jūsų plaukai, jeigu mėgsta šiauštis, jūs pasipurškit, susiformuojat, pavyzdžiui, išsitiesnat, duoda blizgėsi ir neleidžia šiauštis plaukams. Ir jeigu nueisit į lauką, kai sninga, jūsų plaukų formavimas, tiesinimas arba garbaniavimas toks ir išliks visą laiką. Aš pati esu bandžiusi ir tikrai nerealus produktas. Kitas produktas iš Color Wow Dream Cocktail, aš irgi šitą turiu ir bandžiau. Jį naudoju tada, kada noriu susiformuoti plaukus ir kad jie būtų tokie sleek, švelnus, blizgantis svarbiausia. Realiai, kiekvieną kartą, kai formuoji plaukus, gali naudoti šitą priemonę. Jūsų plaukai atrodys kaip po salono. Prisiekiu. Tada toks rinkinukas Dr. Pau Pau lūpų balzamams. 3 lūpų balzamai, kaip matom. Vidury tą geltoną aš turiu. Va, naudoju kiekvieną vakarą, man jis labai patinka, mano jautri oda nesualergizuoja mano lūpų, tinka net nagų odelėm. Rudi blakstienų tušai dabar yra visiškas topas. Deborah Milano išleido naują rudos spalvos tušą, aš pati kaskart, kai darausi makiažą, naudoju tik rudus. Pabandykit, švelnesnis akių makiažas tada bus. Ir paskutinė idėja, NYXo šita paletė, joje yra ryškiai rožiniai skaistalai, kaip matot, ir šalia highlighteris, vienoj vietoj ir skaistalai ir highlighteris, ir šiaip labai gražus įpakavimas. Ačiū uždėmesi, tikiuosi padėjau jums išsirinkti dovanėlės artimiesiems. Čia draugiams labiau gal.